Sveiki, sveiki visi, kurie žiūrite šį filmuką. Tai yra dalis serijos skirtos pradedantiesiems. Šioje dalyje susipažinsime su geometrijos žymėjimo būdais, grupėmis, kas yra grupė ir kaip susikurti grupę, beje, kokios yra naudos dirbti su grupėmis. Tuomet susipažinsime su perkelimo įrankiu ir kopijavimo galimybėmis. Ši dalis taipogi turi praktinę užduotį. Ją atsisiųsti galite nuėję į šio video aprašymą ir atsisiuntę. Tai tiesiog yra SketchUp dokumentas, failas, kurį atsidarę iš karto galite gyvai sekti žingsnius. Na, o dabar nieko nelaukdami, iš karto pradėkime ir važiuojam. Taigi iš karto pristatysiu, koks bus praktinio pratimo tikslas, kurį naudosime susipažindami su grupėmis ir kitomis SketchUp galimybėmis. Mūsų tikslas bus kairėje esančias detales paversti grupėmis ir po to jas surinkti taip, kad baldas atrodytų identiškai. Turbūt pastebėjote, kad trūksta ir keletos detalių, todėl tas detalės kopijuosime. Taip, tai pradėkime nuo grupių. Jau paminėjau, jog dešinėje pusėje esantis elementai yra sugrupuoti, o kairėje pusėje geometrija yra visiškai palaida ir nesugrupuota. Kad pradėtume susipažinimą su grupe, pradėkime nuo fizinio skirtumo. Jeigu aktyvuosite žymėjimo įrankį ir pirmiausiai pažymėsite raudonas detalės bet kurią dalį, pastebėsite, jog pasižymės arba plokštuma ar kontūras, priklausomai nuo to, kur spaudžiate. O jeigu žymėsite elementą raudoną detalę dešinėje esančio baldo, turbūt pastebėjote, kad detalė bus apibrėžta mėlynu kontūru ir vienu metu bus pažymėtas ne vienas elementas, o elementų visuma. Tai išties ir apibūdina, kas yra grupė. O jeigu apibrėžti į sąvoką, tai yra susietas elementų rinkinys, kuris veikia kaip vienas objektas. Na, o jei dar daugiau metaforiškų pavyzdžių, tai tarsi konteineris, kuris uždaromas ir viduje turi keletą elementų. Ką tai reiškia fiziškai ir kokią naudą teikia? Tai pirmas dalykas, jeigu elementą norėsite perkelti, pasukti ar kopijuoti, jis bus nepriklausomas ir neturės jokios įtakos šalia esantiems elementams. Kaip pavyzdys, jeigu dabar identiškai raudoną detalę, kuri yra nesugrupuota kairėje pusėje, perkelčiau į tokią pačią vietą ir po to bandyčiau perkelti, atkreipkite dėmesį, jog geometrija iš karto sukiba ir SketchUp traktuoja tiek raudoną detalę, tiek tamsiai pilką kaip vieną tūrį ir kai slenkame deformuoja. Tam, kad mes galėtume lengvai keisti detalės poziciją, kryptį, mastelį ir panašiai, egzistuoja grupės. Antras privalumas, dabar sugrįšiu keletą žingsnių atgal, kad galėčiau tęsti. Antras privalumas darbo su grupėmis yra tai, kad mes galime atlikti pakeitimus geometrijai, neturint įtakos šalia esantiems elementams. Tai šio filmuko eigoje susipažinsime, kaip galime įeiti į grupę ir atlikti pakeitimus grupės viduje esantiems elementams. Na ir dar vienas privalumas - aiškesnė projekto struktūra, todėl kad sugrupuoti objektai tampa atskirais vienetais ir keliauja į SketchUp 3D modelio grupių ir komponentų biblioteką. Bet apie tai taipogi pakalbėsime vėliau šiame vaizdo įraše. Pradėkime nuo to, kaip susikurti grupę. O ją susikurti jūs galite pažymėję visą elementą, užvedę pelytę virš elemento, paspaudę dešinįjį klavišą ir pasirinkę Make Group. Čia noriu truputėlį užbėgti įvykiams už akių ir supažindinti jūs su žymėjimo galimybėmis, todėl kad prieš kuriant grupę yra labai svarbu pažymėti elementą taip, kad nepasimestų nei viena linija, nei viena plokštuma. Tai sugrįšiu dabar atgal ir susipažinkime su žymėjimu. Dauguma jūsų jau žino, kaip galime pažymėti elementus, bet gali būti, kad yra būdų, kurių dar nepažįstame ir jie jums labai pravers. Tai pradėkime nuo paprasčiausio. Jūs jau žinote, kad
Didžioji įrankių juostoje yra žymėjimo įrankis, kurį naudodami jūs galite pažymėti po vieną elementą. Kita bazinė žymėjimo galimybė yra nubrėžiant keturkampį, kuris nurodo žymėjimo zoną ir visa tai, kas patenka į keturkampio centrą, bus pažymėta. Tai iš esmės įspaudžiame kairį pelies klavišą ir spausdami tempiame pelytę. Po to, kai paleisime kairį pelies klavišą, visa tai, kas įėjo į tą keturkampį, bus pažymėta. Šis žymėjimo būdas yra patogus, bet turi trūkumų. Galite pastebėti, jog tai, kas neįėjo į keturkampį, liko nepažymėta. Arba, pavyzdžiui, jeigu yra tokia situacija, kaip čia identiška, jog norime pažymėti raudoną detalę, nesukant orbitos, mums pažymėti nepavyks, nepažymint geltonos detalės, dėl to, kad keturkampis yra keturkampis. Būtent dėl šios priežasties egzistuoja dar vienas žymėjimo įrankis, kurį galite rasti didžiojoje įrankių juostoje, jis vadinasi Lasso Select. Ir jeigu pasirinktumėte šį įrankį, jis veikia tokiu pačiu principu, kaip ir kuriant žymėjimo keturkampį. Turite įspausti kairį pelies klavišą ir slenkdami pelytę galite apsibrėžti zoną. Visa tai, kas įeis į nubrėžtos figūros vidų, bus pažymėta. Yra dar vienas žymėjimo būdas, kuris yra žymiai greitesnis ir paprastesnis. Jums reikia įsiminti pelės klavišo paspaudimo kartus. Jūs galite naudoti patį paprasčiausią žymėjimo įrankį, rodyklę. Ir jau žinote, jeigu vieną kartą paspaudžiate, pažymėsite tik vieną elementą, bet ar žinojote, kad jeigu paspausite iš karto 2 kartus, klik, klik, jūs galite pažymėti visą plokštumą su užpildu ir užpildą juosiančiu kontūru. O jeigu paspausite 3 kartus, 1, 2, 3, galite iš karto pažymėti visą tūrį. Tai yra itin paprasta ir aišku geriausiai veikia, kai yra tūriai nesusieti vienas su kitu, nesiliečia ir mums reikia pažymėti visą tūrį ar plokštumą ar tiesą. Tai tiesiog įsiminkite, kiek kartų paspaudžiate pelytę. Žymėjimo būdus aptarėme, bet čia noriu jūs supažindinti su dar 2 klavišais, kurie gali praversti žymint. Tai vienas iš tų klavišų Windows operacinėje sistemoje yra Control, o Mac operacinėje sistemoje Option. Kokią naudą jis teikia? Jei turite aktyvuotą žymėjimo įrankį ir žymite elementus, jei įspaustumėte Control klavišą, jį reikia laikyti nuspaudus, galite matyti, jog šalia kursoriaus, šalia rodyklės atsiranda pliuso simbolis. Tai reiškia, kad jūs galite žymėti elementą po vieną ir visa tai, kas buvo pažymėta prieš tai, išliks pažymėta. Įprastu atveju, kai mes pažymim elementą, nauja prieš tai buvęs nepasižymi, o Control klavišas padeda tai apeiti. Tai jūs galite po vieną detalę ir pasižymėti. Galbūt jums nutiko taip, kad nusibrėžėte žymėjimo keturkampį, nes taip norėjote ir trūksta vienos detalės. Puiku, spaudžiam Control klavišą ir pažymim. O šalia Control klavišo susipažinkime ir su jo broliu Shift klavišu, kuris iš esmės veikia taip pat kaip Control klavišas, tik tai turi dar vieną papildomą galimybę, kad jūs galite tesdami žymėjimą eigoje ir atžymėti elementus. Dėl to įspaudus Shift klavišą šalia kursoriaus galite matyti ne vien pliuso simbolį, tačiau ir minusą. Tai iš esmės jūs galite po vieną elementą atžymėti, bet jeigu pakartosite paspaudimą ir vėl pažymėti. Na ir taip toliau. Pažinodami visas žymėjimo galimybės, jūs galite kartu jas kombinuoti. Pavyzdžiui, galite naudoti Lasso Select Tool, apsibrėžti ir galbūt norite tuo pačiu pažymėti ir kitą detalę. Galite įspausti Shift klavišą arba Control ir pažymėti daugiau aplinkui esančių detalių. Taip, tai dabar, kai susipažinome su žymėjimu, galime pratęsti su grupavimu.
Sugrupuokime likusias detalės, kad būtų greičiau žymėti, aš naudosiu 3 klavišo paspaudimų būdą. 1, 2, 3, dešinys pelės klavišas ir group. 1, 2, 3, dešinys pelės klavišas ir group. Ir lygiai tą patį padarysiu su balta detale. Beje, jei dėl tam tikrų priežasčių norėtumėte išgrupuoti elementus, jūs tai galite bet kada padaryti. Tai kaip tai padaryti? Vėlgi pažymėkite grupę, užveskite pelytę, paspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite Explode. Elementas bus išgrupuotas. Na, bet kad mes galėtume tęsti, aš jį ir vėl sugrupuosiu. Na, o dabar pereikime prie grupių organizacijos. Kaip ir minėjau, grupė jau tarsi tampa projekto vienetu, kuris atsiranda grupių bei komponentų bibliotekoje. Kur galime rasti tą biblioteką? Ją galite rasti dešinėje pusėje Default 3 skiltyje ir ji yra vadinama Outliner. Jeigu jos nematote, galite užvesti pelytę šioje pilkoje zonoje, paspausti dešinį klavišą ir susiradę sąraše ją pasižymėti. Išskleiskime skydelį, paspausdami ant šios rodyklės. Sąraše galite matyti grupės su pavadinimais. Tai tos grupės, kurios turi pavadinimus, yra jau surinkto baldo elementai, o mūsų sukurtos grupės, jūs matysit tą patį, jei sekėte žingsnius, yra grupės, kurios vis dar neturi pavadinimo. Jos tiesiog yra vadinamos group. Tai visada, kai sukursite naują grupę, ji ir įgaus tokį pavadinimą. Beje, matau, kad vienos vis dar nesugrupavau, tai ją ir sugrupuosiu ir galim matyti, jog yra 4 grupės, kurios neturi pavadinimą. Dažniausiai rekomenduoju iškart sugrupavus priskirti savo pavadinimą, ypač jeigu žinote, kad projektas bus labai didelis ir kompleksiškas. Kodėl? Dėl to, kad Outliner skiltis turi filtrą skirtą paieškai ir jeigu turėsite daug elementų, žinodami jo pavadinimą, galėsite įrašyti tą patį pavadinimą. Na, pavyzdžiui, jeigu įvesčiau rėmas, filtras iš karto pateiks, kiek su identišku pavadinimu yra grupių ir tokiu būdu jūs galėsite greitai pažymėti tą pačią grupę orbitoje. Visą tai, ką žymėsite Outlineryje, pasižymės ir orbitoje. Po to nepamirškite išjungti filtro, jeigu norite matyti visas grupės. Ir pereikime prie to, kaip mes galime pakeisti pavadinimą. Tai yra gana nesudėtinga, jums tik reikia užvesti pelytę ant grupės, paspausti dešinį klavišą ir pasirinkti Rename. Kadangi siekiame, kad abiejų baldų grupės turėtų identiškus pavadinimus, aš tiesiog pasitikrinsiu pažymėjus orbitoje, kad žinočiau, koks pavadinimas, tai yra detalė S2, o geltona detalė S1. Tai ir pakeiskime pavadinimą. Pažymim, dešinys klavišas ir Rename. Taip, detalė S1 ir detalė S2. Na ir likusi detalė vadinsis rėmas. Ir paskutinė detalė A. Gerai, jau supratome, jog Outlineryje galima matyti grupių ir komponentų sąrašą, bei apie komponentus kitose vaizdo įrašuose. Outliner skydelyje jūs galite ne tik matyti grupės, bet ir galite, pavyzdžiui, jas paslėpti. Čia kairėje pusėje galite matyti daug akyčių, tai jeigu paspaustumėte ir užmerktumėte akytę, jūs galite paslėpti grupę. Tokiu būdu jums nereikia pažymėti elemento orbitoje, paspausti dešinio klavišo ir pasirinkti Hide. Jūs taipogi tai galite padaryti. Bet naudodami sąrašą, jeigu ten jau esate, jūs galite paslėpti grupę vienu paspaudimu. Lygiai taip pat po to galite atslėpti. Jeigu paspaustumėte ant grupės pavadinimo, geriau netgi paspausti ant kvadratėlio,
paspaustumėte dešinį pelies klavišą ir nuslinktumėte pelytę į viršų, čia galite rasti užrakinimo galimybę lock. Ką daro užrakinimas, galite pastebėti, jog elementas iš karto visos linijos tapo raudonomis. Tai reiškia, kad elementas bus nepajudinamas, negalėsime grupės aktyvuoti, jis bus užšaldytas. Kai kuriuose situacijose tai labai praverčia. Ir outlineryje galite matyti, jog užrakinta grupė yra pažymėta su spynelės ženklu. Po to atrakinti galite lygiai taip pat, paspauskite dešinį pelies klavišą ir pasirinkite Unlock. Beje, visus šios nustatymus jūs galite rasti ir orbitoje pažymėję grupę, paspaudę dešinį pelies klavišą ir paslinkę pelę į viršų. Dabar susipažinkime su tuo, kaip mes galime apdoroti geometriją. Na, šioje užduotyje mes jos apdoroti neturime, bet vis tiek yra naudinga susipažinti, kaip galime apdoroti geometriją. Tai, kad galėtumėte apdoroti geometriją, jums tai reikia 2 kartus paspausti ant grupės elemento ir pastebėkite, jog geometrija buvo apjuosta juoda linija sudaryta iš taškiukų ir aplinkui esantis elementai nublanko. Vadinkime šią stadiją tai, jog esame grupės viduje. Ką tai reiškia? Kad mes galime kurti papildomas linijas, plokštumas, galime keisti savo norimą elementą, bet mes neturėsime jokios įtakos už grupės ribų esančioms grupės ar elementams. Ir tai yra vienas didžiausių privalumų. Jeigu išeiti iš grupės galima 2 būdais, arba paspaudus Escape klavišą, arba pažymėjus bet kur orbitoje. Na ir jeigu dabar pažymėčiau raudoną detalę, atkreipkite dėmesį, kad visa tai, ką pridėjau papildomai, slenkasi kartu. Tai tapo grupės dalimi. Bet jeigu visgi nuspręsčiau ištrinti, galiu vėlgi įeiti į grupės vidų, pažymėti, ko nereikia ir ištrinti. Čia norėčiau pateikti vieną pavyzdį, kuris dažnai ištinka pradedančiuosius. Jeigu, pavyzdžiui, norėtume šioje detalėje iškirsti angą, įprastai jūs turbūt jau žinote, kad galime iškirpti angą tūryje, jeigu nubrėžiam tam tikrą geometrinę figūrą ir aktyvavę push-pull įrankį, tiesiog ertmę išstumiame iki pat detalės apačios. Taip, tai kokia dažnai klaida pasitaiko pradedantiesiems ir ne tik pradedantiesiems, jog pamirštame įeiti į grupės vidų ir kuriame geometrinę figūrą ant viršaus. Na ir jeigu dabar aktyvuosiu push-pull įrankį ir bandysiu iškasti ertmę, nepavyks. Kodėl? Todėl, kad grupė nėra aktyvuota, mes esame už jos ribų ir SketchUp tai traktuoja, tarsi mes kuriame atskirą geometriją, dėl to, kad nesame grupės viduje. Tai atkreipkite visada dėmesį, ar tikrai esate grupės viduje. Įeiti galite paspaudę 2 kartus kairiuoju pelės klavišu. Gerai, iš esmės šioje užduotyje mums geometrijos pakeisti nereikėjo grupę, tai galime išeiti ir prieš perkeliant objektus dar susipažinkime su nesting. Ką tai reiškia SketchUp'e? Tai reiškia, jog mes galime įdėti grupės į grupės ir po to tas grupės dar kartą įdėti į grupės. Todėl mūsų kita užduotis bus sugrupuoti jau surinktą baldą į vieną, kad mes aiškiai matytume outliner sąraše, kur yra mūsų konstruojamo baldo detalės, o kur jau yra surinktas baldas. Tai čia tiesiog labai paprasta. Lygiai taip pat pažymime visas grupės. Užvedame pelytę virš bet kurios grupės, dešinys klavišas ir Make Group. Pasižiūrėkime į outlinerį. Kas įvyko? Galime matyti, jog visos grupės dešinėje esančio baldo tarsi pasislinko žemyn ir jų viršuje hierarchijoje atsirado nauja grupė pavadinimu Group. Mes ją galime iš karto pervadinti, tarkim, baldas 1. Ir galime ją suskleisti.
Tokiu būdu galėsime suprasti, jog šis baldas yra atskira grupė, kuri viduje turi dar grupę. Jeigu matote rodiklę, būtent tai ir reiškia. Na, o kitos 4 žemiau esančios grupės, greitai suprasime, jog yra mūsų kuriamo baldo, nes vis dar nėra sugrupuotos į vieną baldą ir tiesiog nepatenka į baldas vienas hierarchiją. Puiku, daug informacijos, susipažinome su grupėmis, jų kūrimu ir panašiai, bet turime dar vieną svarbų žingsnį – pernešti elementus, kad surinktume baldą. Tam, kad perkeltume elementus, mums reikia susipažinti su perkelimo įrankiu Move. Jį galite rasti didžiojoje įrankių juostoje šalia Push-Pull įrankio. Pirmiausia, rekomenduoju pažymėti elementą, kurį norite perkelti. Pažymėkime geltoną elementą, tuomet aktyvuokite įrankį didžiojoje įrankių juostoje arba tai galite padaryti paspaudę M klavišą. Pasirinkite tašką, jums tai reikia spustelti kairįjį pelės klavišą, atleisti ir slenkant pelytę kartu su kursoriumi keliaus ir detalė. Na, o tam, kad užbaigtumėte procesą, dar kartą paspauskite kairįjį pelės klavišą. Šiuo metu detalė dar neatsigulė į vietą, nes pradžiai noriu jums pristatyti algoritmą, perkelimo kryptis ir tuomet jau įstatysime į vietą. Taip, tai pradžiai pademonstravau vieną perkelimo procesą, kai atstumas nėra svarbus, jį pakartosiu, kad pradžiai pažymime elementą, aktyvuojame įrankį, pasirenkame tašką, slenkame pelytę ir tam, kad užbaigtume perkelimą, dar kartą paspaudžiame pelytę. Bet yra ir antrasis būdas, panašiai kaip braižant liniją, jūs galite perkelinėjant. Vietoj to, kad užbaigtumėte procesą antruoju pelės klavišu, jūs galite įvesti atstumą ir paspausti Enter. Tokiu būdu objektas bus perkeltas tiksliu atstumu. Tai kaip matote, yra 2 keliai. Kai perkeliame objektą be tikslaus atstumo, užfiksuojame pelytę, o kai su tiksliu atstumu įvedame skaičių ir spaudžiame Enter. Kalbant apie perkelimą, yra dar keletas aspektų. 2 labai svarbus aspektai. Pirmasis – perkelimo kryptis. Kai perkeliate objektą ir slenkate pelytę, atkreipkite dėmesį, jog SketchUp jums parodys, kur yra kryptis lygiagreti koordinačių ašių atžvilgiu. Tai jeigu matote mėlyną punktyrinę liniją, tai reiškia, jog keliate objektą į viršų arba į apačią. Jeigu slinksite ir surasite raudoną spalvą, tai reiškia, jog jūsų objektas lenkasi raudonas ašies atžvilgiu ir jeigu surasite žalią punktyrinę, žalios. Lygiai taip pat jūs galite naudoti klaviatūroje esančias rodykles. Jeigu paspausite, automatiškai bus pasiūlyta kryptis ir tuo pačiu užrakinta. Ką reiškia užrakinta? Tai reiškia, jog jūs galite slinkti pelytę ir jūsų kursoriui keičiant vietą, slinkimo kryptis bus išlaikyta. Jeigu atspausčiau rodiklę, slenkant pelytę, objektas visada slenkasi kartu su kursoriumi. Tai jūs galite kryptį suradę ją užrakinti ir naudodami Shift klavišą. Jeigu perkelinėjat objektą, tiesiog slenkate pelytę ir surandate kryptį, na ir norite ją išlaikyti, galbūt jūs norite tik tai aukštį jos pakeisti, galite įspausti Shift klavišą ir pastebėkite, kaip punktyrinė linija paryškės, na ir jūs taip galite slinkti. Kokia to nauda? Kadangi kryptis išlaikoma, kursorius gali keliauti kur tik tai reikia, jūs galite ieškoti aplinkoje pagalbinių taškų. Na, pavyzdžiui, aš žinau, kad geltona detalė turi susilygiuoti su L raidės rėmo apatinė dalimi. Puiku, surandu mėlyną ašį, įspaudžiu Shiftą ir ieškau taško. Kad užfiksuočiau, paspaudžiu kairės pelės klavišą ir aš žinau, kad apatinis geltonos plokštumos taškas susilygiavo su štai šiuo tašku.
Visada slenkant rekomenduoju sekti spalvas, dėl to, kad kartais vizualiai gali atrodyti kitaip nei yra. Na, pavyzdžiui, gali atrodyti, kad objektą keliame, bet jis iš tikrųjų mėlynos ašies atžvilgiu nepasislinko. Antras labai svarbus aspektas, kalbant apie perkelimą, yra taško pasirinkimo svarba, nes yra labai svarbu, ties kuria detalės vieta mes objektą paimsime ir perkelsime. Kad būtų aiškiau, tiesiog pademonstruosiu vizualiai. Atkreipkime dėmesį dešinėje pusėje pasižiūrėdami, kaip turi atsigulti geltona detalė pilko rėmo atžvilgiu. Ir jeigu atkreiptume dėmesį, galime pastebėti, jog, pavyzdžiui, šis kampas susitinka su rėmo kampu. Būtent šį tašką aš ir pasiimsiu, nes taip galėsiu labai tiksliai prinešti geltoną detalę į teisingą poziciją. Na, tai pabandom, pažymim detalę, aktyvuojam perkelimo įrankį, pasirenkame kampą ir prinešame. Tai yra labai patogu, nes tuomet galime ir neieškoti krypčių, nereikės atsižymėti, kaip tos detalės turi liestis, nes mes jau turime vizualų pavyzdį. Na ir kad užfiksuočiau, tiesiog paspausiu kairį pelės klavišą. Taigi labai svarbu, kurį tašką pasirinksite. Jeigu, pavyzdžiui, pasirinksiu, dažna klaida, apatinį tašką ir bandysiu prislinkti, aš galiu bent jau būti tikra, jog tinkamas plokštumas liečiasi, bet tikslumo atžvilgiu aš rizikuoju. Galim pasitikėti akimi, bet tai nėra teisinga, nes vis tiek bus milimetro paklaida, o tai sukels problemų ateityje. Jeigu, tarkim, norėtumėte pridėti matmenis, jau bus komplikuota, nes SketchUp bandys suprasti, ar jūs matuojate nuo kampo ar kitą tašką, kuris yra tarp tos paklaidos. Gerai, tai dabar, kai žinome keletą svarbių aspektų ir kaip veikia perkelimo įrankis, sudėkime detalės. Taip, tai pirmiausia pritempsiu geltoną detalę iš kampo į kampą. Taip. Jeigu taip nutinka, kad detalė yra aukščiau kaip šiuo atveju ir užstoja, dėl to nepavyksta kartais surasti, jūs galite pakeisti aukštį, užrakinti ir surasti tašką, su kuriuo turi susilygiuoti mūsų abu taškai. Na ir tuomet prislinksiu dar kartą. Dabar perkelkime raudoną detalę, čia jau gali būti naudinga, mes turime kairįjį pilką rėmą, tai turime du taškus, vieną kampą ir antrą. Pasirinkite bet kurį ir pernešame. Taipogi turime vieną baltą detalę, kuri turi pasislėpti po geltoną. Tai aš vėlgi pasirinksiu kampą ir įstatysiu. Puiku, turime detalės, bet dabar mums dar trūksta vieno pilko rėmo ir 3 baltų detalių. Todėl mums pravartu susipažinti su kopijavimo galimybė. Šitoje vietoje turbūt daugelis pagalvos, šiaip aš žinau, kaip kopijuoti, galiu pažymėti elementą, paspausti Ctrl+C ir Ctrl+V. Taip, jūs taip kopijuoti galite, ypač tai praverčia, jeigu kopijuojate iš vieno 3D modelio failo į kitą, jūs tiesiog galite nukopijuoti viename faile, Ctrl+C, nueiti į kitą failą ir Ctrl+V ir taip perkelti tam tikrą geometriją. Bet jeigu jūs norite kopijavimo metu iš karto kontroliuoti, kurį tašką pasirenkate ir išlaikyti tikslumą, aš jums rekomenduoju naudoti kopijavimo funkciją, kurią galite iššaukti naudodami Move įrankį. Taip, tai mano detalė pasistūmė, tai aš ją dar kartą perkelsiu. Kaip veikia kopijavimas su Move įrankiu? Tai jums reikia įsiminti algoritmą. Pažymėkite detalę, aktyvuokite įrankį, iš karto matote raudoną kryžiuką kursoriaus vietoje, paspauskite ir atleiskite Ctrl klavišą Windows naudotojams, o Mac naudotojai paspauskite Option klavišą ir pastebėkite, kad šalia kursoriaus iš karto atsirado pliuso simbolis. Ką tai reiškia? Kad jums pasirinkus tašką ir slenkant pelytę,
jūs iš karto slinksite kopiją. Tai labai gerai, nes jūs iš karto galite pasirinkti norimą tašką ir kontroliuoti poziciją. Pasižiūrėkime, mums reikia antros baltos detalės, kuri atsigulstiksliau laikys raudoną plokštę. Taip, tai pasirinksiu šį kampinį tašką, nes žinau, kad man tai bus paprasčiau surasti vietą, nuslenku ir kad užbaigčiau algoritmą, paspaudžiu kairį pelės klavišą. Lygiai tą patį galim padaryti dar su kitom dviem likusiam detalėm. Aš galiu pažymėti detalę netgi ir iš čia, aktyvuoti perkelimo įrankį, paspausti Ctrl klavišą ir pasukau 3D modelį specialiai, nes noriu parodyti, kad netgi jeigu vizualiai nematote pažymėtos detalės tam tikrų kampų, SketchUp jums juos parodys. Tai jeigu užvestumėte ant objekto, nors ir jis yra paslėptas, matote 4 papildomus taškus ir galite intuityviai nujausti, kuris kampas bus, kurio reikia. Na, tai šiuo atveju pasirinksiu iš 4 taškų vieną esantį kairėje pusėje viršuje ir nutempsiu čia. Pakartokime tai su dar viena detale. Ir lygiai tą patį galime padaryti, nukopijuoti, pažymėję elementą aktyvavę Move įrankį, paspaudę Ctrl ir atleidę ir pasirinkę tašką, nuslinkti ir pabaigti paspaudę dar kartą kairį pelės klavišą. Puiku, užduotis atlikta. Beje, Move įrankis leidžia kurti ir kelias kopijas vienu veiksmu, bet pradžiai pakanka perprasti patį kopijavimo procesą, apie tai kitose vaizdo įrašuose. O dabar pabaigai dar padarykime vieną veiksmą. Kadangi jau turime sugrupuotą baldą dešinėje pusėje, lygiai tą patį padarykime su mūsų surinktu baldu. Visas grupės pažymėkime, paspauskime dešinįjį pelės klavišą, pasirinkime Make Group ir pervadinkime, pavyzdžiui, baldas 2. Na, o kad pamatytume, kiek dar nesting galimybių yra, pažymėkime abu baldus ir juos dar kartą sugrupuokime ir pervadinkime į baldai. Tokiu būdu jūs galėsite vienu paspaudimu paslėpti abu du baldus, arba jeigu norėsite išsiskleisti sąrašą, pasižiūrėti, kas yra viduje, ir pažymėti reikiamą detalę, o jeigu norėtumėt ją apdoroti, galite 2 kartus paspausti ant kvadračiuko ir galėsite iš karto apdoroti. Na štai, perėjome pagrindinius veiksmus tam, kad paverstume baldo palaidą geometriją į grupes ir jį surengtume, tuo pačiu susipažinome su procesu. Ir galima sakyti, jog pažinojimas grupavimo, patogaus žymėjimo, objektų geometrijos perkėlimą ir kopijavimą jau yra pakankamas tam, kad jūs galėtumėte patogiai vystyti 3D modelius ir jau pereiti prie sudėtingesnių projektų. O šiam kartui ačiū, kad buvote kartu. Sėkmės dirbant su SketchUp ir pasidalinkite komentaruose, kaip jums sekėsi. Jei turite klausimų, drąsiai juos rašykite. O dabar iki kito karto.